Toliau pasakoju apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Po to ano karto, kada pastarasis nycietis Tukas nesėkmingai iš savo draugės Vidos Pribeldaitės jų susitikimo metu bandė prašyti to paprasčiausio bučinio, jų abiejų susilietimo lūpomis, o Vida kategoriškai jam to nedavė. Griežtai atsižvelgdama į Bibliją ir ten surašytus draudimus katalikams, šiam vyrui dabar nebeliko nieko kito, tik klusniai vykdyti griežtus savo draugės Davatkos iškeltus reikalavimus. Ogi ir visai rimtai jiedu abu susitarė eiti susižadėti. Tad jau sekančią dieną Tukas su autobusu ir vėl nuvyko į Kupiškį, kur jis su Vida nuskubėjo tiesiai į vieną miesto juvelyrinių dirbinių parduotuvę, norėdamas ten merginai išrinkti tinkamiausią žiedą skirtą jų sužadėtuvėms. Tad Tukui ir Vidai ir teko dar ilgokai pasisukioti po tą parduotuvę, ilgai matuotis, kol iš visų buvo išsirinktas vienas žiedas, geriausiai tinkantis Vidai ant piršto. Paskui jau ši pora gatvėmis pasuko eiti ir link Kupiškio miesto bažnyčios. Būtent ten Tuko ir Vidos jau ir laukė ta susižadėjimo ceremonija. Būnant pačioje bažnyčioje, Vida, vėl kaip visada, atvirai prieš vaikiną tryško savo jaučiamą itin didžiulę meilę tikėjimui, garsiai ji teigė, kad jai bažnyčia visada buvo, yra ir bus kaip antrieji namai. Ji čia būdama besijaučianti be galo laiminga, buvimas po bažnyčios kliautais jai teikia absoliučią vidinę palaimą, tad ji galinti čia sėdėti ir valandas melstis, jausti savo meilę Dievui. Bet Tukas nelabai dabar turėjo ką pasakyti, tik patvirtino, kad šioje šventovėje yra tikrai gražu. Greitai atėjo prie jų kunigas, kuris netrukus juos abu oficialiai paskelbė sužadėtiniais. Bet porelė ir vėl nei matė, nei pastebėjo, kaip juos tylomis iš už kampo seka vienas nepažįstamas vyras. 2011 m. rugsėjo 23 diena. Štai vizija, kaip galėjo atrodyti šis nyciečio Tuko ir miestietės Vidos pokalbis rugsėjo rudens dieną Kupiškio bažnyčioje prieš pat jų sužadėtuvių ceremoniją. Pasiruošimas šventovėje. Vida žengė pro bažnyčios duris išdidi, laikydama dešinę ranką su naujuoju žiedu prispaustą prie širdies, kairėje ji laikė Biblijos knygą. Tukas sekė iš paskos, gniaužydamas rankose kepurę ir žvalgydamasis į aukštus kliautus. Pokalbis po dideliais bažnyčios kliautais. Miestietė Vida net ir tokios būsimos jų dviem svarbios šventės akivaizdoje buvo apsirengusi lygiai taip pat kukliai ir uždarai kaip ir visuomet anksčiau, su rudeninė rožinė striuke, po ją jokios proginės suknelės nei sijono, vėl jį su ilgomis, uždaromis kelnėmis apsiavusi jokius ten visai neatvirus moteriškus batelius su kulniuku, o tuos pačius savo jau seniai nunešiotus sportbačius. Vida, giliai įkvėpdama smilkalų kvapo, jos akys sužibo, Tukai, tu tik pažiūrėk. Kokia didybė. Bažnyčia man visada buvo, yra ir bus kaip antrieji namai. Tai mano tikroji vieta, tai mano visas gyvenimas. Čia aš jaučiuosi be galo laiminga. Buvimas po šiais šventais kliautais man teikia absoliučią vidinę palaimą. Tukas, sutrikęs mindžiukuodamas vietoje, na taip, Vidute. Tikrai. Labai čia gražu. Dideli langai, ant skliautų palubėje kažkokie įspūdingo šventi piešiniai. Vida, atsisukdama į jį, su didžiulė aistra balse, gražu? Tai ne šiaip gražu, Tukai. Tai Dievo šviesa. Aš čia galėčiau sėdėti ir valandas melstis, jausti savo tikrąją meilę Viešpačiui. Štai kur tikroji ramybė, o ne tie pasaulietiški kūno gundimai, apie kuriuos tu vakar kalbėjai. Biblija mus moko kantrybės. Matai, dabar mes čia, šventovėje, viskas bus pagal įstatymą. Biblija mudviem buvo įsakiusi, o mes tai ir įvykdysime. Tukas, nuleidęs akis, prisiminęs vakarykštę atmestą bučinį, žinoma, Vidute, kaip pasakei, taip. Svarbu, kad tau žiedas tinka. O čia, na, tikrai ramu. Kunigas tikriausiai jau tuoj ateis. O ar tai tiesa, kad jis be kunigavimo dar mėgsta ir rašyti eilėraščius, užsiima poezijos kūrimu? Vida, sudėdama rankas maldai, jis jau pakeliui. Taip, Tukai, tiesa, kad jis kuria ir šventumo pilnu savo eilėraščius, suprasgi, kai šventoji dvasia jau nebetelpa vien žmoguje, tuomet jis dalį to savo vidinės švento šviesos perkelia eilėmis ir ant popieriaus. Suderina savo pašaukimą ir poeto talentą.
Ir tai yra nepaprastai nuostabu iš šalies į viską žiūrint. Man jo eilės labai asmeniškai patinka. Bet užteks mums kalbų. Pasirenk savo sielą tukai. Ši diena keičia viską. Pakeis mudviejų ateitį negrįžtamai. Netrukus iš zakristijos išėjo kunigas su sutana, juodais plaukais ant galvos ir akiniais ant nosies galo, kuris pakvietė juos prie altorius ir oficialiai paskelbė sužadėtiniais. Tuo tarpu bažnyčios prieblandoje už masyvios kolonos sujudėjo tamsus šešėlis, nepažįstamas vyras neprataręs nė žodžio stebėjo kiekvieną jų žingsnį. Jo niūrus veidas išdavė jo vidinį susirūpinimą esant